Kaip ir žadėjau, po juodgrindžių eisim prie fasado. Tai va, užtrukau kokias, kiek čia, 3-4 valandas. Ir iškart rūšiavau. Šiukšlės, nelūžusios lentos, nesupuvusios. Aišku, po langais tai tokios būna daugiausia prapūvusios vietos, bet va čia va linija matosi irgi. Tai čia buvo vertikaliai lentelės ir buvo padarytas toks kaip nulydžiukas iš lentelės nuo vandens ir tada horizontaliai. Nežinau, ar čia dėl grožio, ar dėl stiliaus, ar dėl taupimo, bet visur, kur ėjo ta juosta, yra labiau supuvę. Tai toks šiaip sau sprendimas buvo tiem laikam. Nežinau, ar čia taupumo sumetimais, ar ne. Va čia irgi va matosi ta juosta, po langais visur. Per visą namą, visų perimetrų. Šitą juostą pasirodo atlieka ne tik dekoratyvinį vaidmenį, bet turi ir praktinę funkciją. Reiškia, kad lengviau būtų nuardyti fasadą, keičiant apatinius rastus. Šią informaciją radau Lietuvos etnografijos muziejaus YouTube kanale. Rekomenduoju apsilankyti šiame kanale, nes yra daug informacijos apie medinės statybos renovaciją, restauraciją. Pietinė pusė šita saulė čia pleškina nuolatos, lyja. Čia dažniausiai, čia ir dažai labiausiai nusilupę buvo, nes vėjas visat kai lyja kažkaip tais iš šiaurės labai retai pučia vėjas čia, gal dėl to, kad ten giriai yra, šita siena yra pati prasčiausia, tiek iš vidaus matosi, tiek iš išorės. Kadangi užsiverčiau čia dabar lentom perimetru ir reikės kopią čia statytis, ar pastoliukus kažkokius susigalvosiu vietinius, nesunkiai pernešamus, tai reikia susitvarkyti, kad būtų saugu, nes dabar tai sunkiai čia kažkaip prieisi prie to fasado, prie jo darbo bus iš tikrųjų labai daug, tai reikia pasiruošti aplinką. Man patinka apsitvarkyti, nes tada pailsi nuo darbų. Dabar, kai yra priekaba, tai viskas dar supaprastėjo. Galima prikrauti pilną priekabą šiukšlių, nereikia su tačka tampyti ar rankomis. Kai laukia taip karšta, tai stengiasi duris laikyti uždarytas, vabalų nepriskrenda, galima ateit pailsėti. Ir neprišyla taip. Kokie darbai laukia. Ar ten fasadą susidūriau su tokia problema, oro linija. Ten lyg ir atrodė, kad yra būdų, kad kažkaip tais gal patiem samdyti žmogų sertifikuotą, kuris tą laidą čia atjungtų šitoj dėžutėj, nes šiandien blombuota, ten kaladėlė viduj, tik tais blombuotas skaitliukas, tai mes prie jo nelysim. Tai atjungti ją, suvinioti ir pakabinti ant dėžutės tenais, nes galvom galios nekelti, nes pradžiai užsiprašė su 3000 eurų. Tai reiškia, mes norėjom iškelti skaitliuką ir pasikelti galę nuo 3 iki 5 kW. Tai pradžiai paprašė 3000 eurų iš karto. Ir kažkas ten krūtėjo, mums tą kainą netiko, mes pagalvom, gal mes apseisim su 3 kW, geriau už tokius pinigus off-grid pasistatyti saulės elektrinę ir spjauti tą monopolį, bet paskui jie mums kažkaip parašė, kad jau 700 eurų tik tai. Tai pagalvojam, kad susimokėsime tos pinigus, tai va, turi pašalinti šitą liniją iki rugsėjo mėnesio ir čia skaitliuką iškelti. Tai ką man reikės dabar padaryti? Kadangi viduje jau aš turiu išsivedęs gofrą prie skydelio, prieš betonuojant juodgrindes buvo pagalvota su patarimu žmonių, kurie jau žino, ir yra išvesta į lauką gofrų. Pakankamai. Tikslas bus kasti tranšėją iki stulpo ir dėti vadinį kabelį į gofrą ir palikti prie stulpo, kad važiuos žmonės, kurie tai darys, galėtų viską ir pajungti. Viduj reikia pasistatyti iškart skydelį su automatuku, su rozetė, pajungti tą įvadinį kabelį, o prie stulpo jį tiesiog suviniosim ir paliksim, uždengsim nuo saulės poveikio, lietaus. Tai čia kiaurai siena, laidas išeina tiesiai tą dėžutę. Dėžutė tiesiog su kaladėlė yra, ten neblombuota, nieko. O čia pas mus yra skydo vieta. Nusipirkau depo tokį 6 gal eurus. Apsipjoviau jį. Minkštas iš tikrųjų yra. Tai reikia stengtis jo neperlenkti. Ten įkišusi tranšėją. Biški pasukinėjai, biški ten, bet išsikelia. Tai vat pasižymėjau čia 70. Pradžiai smeigiu su normaliu kastuvu. O tai vat va. Nes su koja gali, to su koja jau nebegali, nes nėra už ko. Su to ištraukinėjau jau giliau. Akmenuką pataikai, tai tada su didesniu jau eini.
Kodėlgi aš vis tik šitą darbą rankomis darau. Tai yra kas su ta tranšėja. Nes nepigiai technika kainuoja atsivaryti vien tik dėl tokio darbelio vienai dienai. O planavau šitą darbą daryti, kai kas nuotekų įrenginį, galvau, tas pats račiokas man ir prakas. Nu, bet taip gavosi, kad vis tik tais dabar nusprendėm. Ai, kol čia dar saulė šviečia, miške atsikvėp norėjau, tai tokį čytą susigalvojau. Pjoviau važolę. Čia kur kasiu, padės man nuo linijos nepabėgti, kurią aš matavau ir suplanavau. Ir iš tikrųjų vėliena, kai atmeti gruntą ant jau žolės ilgos, tai paskui užkasinėti yra šiek tiek sunkiau. Tai va, naują šeimos narį pasitelkiau į pagalbą. Gavom dovanų žoliapjovę, kuri nedirba. Žiūrėjau, variklis, briks, geras. Tai galvoju, kogi čia jai nedirbti. Tai žoliapjovė, tai prapučiau karbiuratorių, pakeičiau žvakę, baką praploviau ir dirba. Kartais atrodo, jei galios šiek tiek trūksta, tai dar oro filtrą pakeisim. Nu, jau mamelė stumdo, patenkinta, man pagalba labai didelė yra. Pjauna neaukštai, nestringa, nespringsta, tik pili kurą ir važiuoja. Ai, dar tepaliuką pakeičiau aš šiai. Tarnavo 2 namų ūkiuose. Dabar užpyliau šviežio, manau, porą pjovimų vėl reiktų pakeisti. Nu ir žinoma, paskui kas sezoną jau keisti. Tai faina tokia vėjelė daro. Tai mamelė iš tikrųjų, kol aš straglinau su traktoriuku, ten tvarkiau, tai praktiškai didžiąją dalį ir nupjovė. Čia jinai viską nupjovė ir net dalį to lauko prie kluono. Nu aš jau paskui traktoriuką užvedžiau, tai su juo dapjoviau, bet nu žiūrėsim, kiek tarnaus. Bet, ai, dar kodėl jinai strigo. Visi peiliai buvo visiškai buki. Tai sakė, kad jinai užsivesdavo, bet tik pradėdavo pjauti žolę, biškiai šiek tiek aukštesnę. Ir užgesdavo. Nu tai aš suprantu, užgesdavo, nes žolės nepjaudavo, o apsiveldavo peiliai. Gaudavo pasipriešinimą, žvakė irgi nekeista. Nu ir užgesdavo. Tai va, šitą dalyką irgi reikia nuolatos prižiūrėti, kad tarnautų daiktas. Nu, tikėsimės tarnaus ilgai. Įvadas užkastas. Nu, šitas kastuvėlis, mano patininguotas biški minkštokas pasirodė. Per juodžemį kaip peilis eina, labai gerai. Su moliu šiek tiek sudėtingiau po truputį, bet vis tik tais nedaug išmest ir nedaug vėl atgal sumest. Nu, man gal ir patiko. Įrankėlis. Tai užtrukau viskam. Na, vis tiek diena iškasimo. Kasti porą valandų tik užtrukau, bet vakar buvo labai karšta ekstremaliai. Tai iš tų 8 darbo valandų aš 2 valandas greičiausiai prasidėjau pavėsyje. Prie stulpo sakė, kad 1,50 m aukšti kažkur bus skydelis. Tai 1,50 m su gofrą palikau ir dar metrą užmečiau, nu nes buvo perteklius, tai po metrą perteklius kiekvienoj pusėj palikau. Tai, nu kad jau tikrai užtektų. Dabar lauksim, kada esu atvažiuos. Na, aš greičiausiai dar čianais į cinkuotą vamzdį mausiu, įkišiu žemę šiek tiek įkasiu, kad su trimeriu ar su kokia žoliapjove nepažeisti. Bus tada jau tikrai saugu. Čia kai stulpą šitą keitė į naują, tai matyt iškart pasiruošė hebravą į žeminimą įkalę. Greičiausiai bus žeminimas name. Super, ko niekad nebuvo. Na, viduje schema paprasta. Čia senas reikalas. Jisai yra dar veikiantis. Ir nežinia, kada čia atvažiuos, per 3 mėnesius parašyta, kad padarys. Čia yra būsimo skydo vieta. Čia bus būsimas skydas, bet čia bus pertvara vėliau. Tai ant jos skydas šitas turi atsidurti toj pertvarai. Tai kol kas šiek tiek, kadangi turiu pertekliaus, tai pastačiau čia, kad netrukdytų pertvarai statyti. Nu ir sumontavom automatuką. Nu, automatukas trifazis. Naudosim dabar tik tais vieną fazę. Nu, bet tokį automatuką man davė, tai aš jį ir įstačiau. Dar trūksta razetę išsivesti iš čianais ir iš viso bus jau. Viskas, pasiruošę būsim. Vakar karkasą pradėjau rinkti. Tai čia kokių, nežinau, gryno darbo 3 valandos turbūt. Nu, bet tai langą dariau patį pirmą. 3 kartų teko perdarinėti. Bet galiausiai, sakykime, supratau, kaip daryti. Kampukų nenusipirkau. Vienas kampukas euras. Lyg ir pradžiai pasigailėjau, bet paskui kažkaip pasidariau iš šitų, kad darbas nestovėtų. Šiaip gal šituos galima dėti iš ilginius. Pas man paskaičiuota medienos yra
penketuką šaut per visą ilgį ir paskui tais išsikišusiais prikabinti. Gal biškį vatą dar prilaikys, gal neblogai būtų. Pradžioje, kol šitie neatsiranda, tai atrodo skystoka konstrukcija, bet, paskui tai iš tikrųjų sutvirtėjai. Štai kelių dienų darbelis ties karkasu. Išsistačiau kampus. Įsitempiau šniūrą apačioj, šniūrą viršų, pagal gulščelį. Tai dabar jau mums šito vartymosi kaip ir nebereikia žiūrėti. Durų nišą reikėjo pasidarbuoti. Išėmus štai šitą detalę, kuri laikė rastus, kad jie nesivartytų. Tai reikėjo sutvirtinti kažkaip papildomai. Tai gerai, čia per centrą išsikišęs toks buvo. Tai šoviau penketuką makaroną vadinamą iš vienos pusės ir iš kitos. O čia nais 15 ant 5. Labai tvirtai, manau, gausi. Iš tikrųjų, tai siena tvirtesnė nei buvo tapo. Vinimis perkaliau. Labai rezultatas man patinka. Dėl pačio tvirtinimo prie sienos, tai tokiais, pavadinkim, distanciniais laikikliukais pradžiai dariau. Tai kiekvieną prisipjauti. Aišku, tvirtai gavosi, bet trumpi jie būna įskyla. Va taip, kai kali, arba net varžtą suki. Pavyzdžiui, matom, kas būna. Tai, tai pasitikėjimo nekelia tokie tvirtinimai, arba 100 metų stovės. Tai aš prisiminiau, kad aš buvau pasiskaičiavęs 3 juostas 5 ant 5, kad visą namą galėčiau pjuosti. Tai ir grįžau prie to pirminio varianto. Tai labai greitai einasi tokiu būdu. 3 metrų ilgio, pas man mediena 3 metrų. Tai 3 metrų ilgio makaronai iš karto vinimis kali labai greitai einasi. Ir taip 3 eilės iš karto pasidarai, o paskui jau gali greitai tvirtinti vertikaliuosius. Labai man patiko šitas būdas, tikrai gerokai greitesnis, tvirtesnis nei šitas būdas. Ir siena kažkaip tais patvirtėja, atrodo siena truputėlį rimčiau. Vakar jau peršokau į šitą namo pusę, tą pabaigiau, beveik pabaigiau, durų aukštį liko išsistatyti, bet tai padarysiu šiek tiek vėliau. Priminėjau, šito būdu man pasirodė greičiausia. Vinimis kalu. Man gal vinis šitoj vietoj kaip tik atrodytų geriausias pasirinkimas, nes jeigu tas rastas ir kažkiek jis dar trauksis, šiek tiek čia judėjimas vyks, tai to vinies nenulaušo, jį tiesiog nulenks. Taip, manyčiau. Kampus dar išsistačiau visus. Tai irgi šiek tiek daugiau laiko užtrunka, bet pasidaro. Su elektra turėjau čia problemėlės, nes čia ta dėžutė, kuria ateina oro linija, lauke, ant fasado. Čia atidariau tenais. Kaladėlėm tiesiog susukta. Reiškia, fazė eina per tą juodą laidą, o per trosą aliumininį ne fazę. Minusas, ar kaip čia jį pavadinti, žodžiu. Ta dėžutė man buvo ant lentos fasadinės ir ilgos labai lentos buvo. Ir čia viskas buvo susiję, kad jeigu vieną judini ir čia juda, tai aš čia apsipjausčiau. Bet po to pagalvoju, iki rugsėjo mėnesio sakė, iškels man tą skaitliuką, aš tai tiek nenorėčiau laukti iš tikrųjų. Tai atidarius dėžutę galvojau, atsuksiu šitą dėžutę ir perkelsiu. Atsukau, vinim prikaltą. Tai teko lentą apsipjauti. Atitraukti man pavyko tą lentą, prie šitos lentos prikalta yra. Atitraukiu, bet pasukau dėžutę ir nulūžo man minusas. Tai gerai, kad turėjau atsuktuvėlį, kuris rodo, atrenkia ar netrenkia. Tai jisai saugus yra. Su juo atsisukau atsargiai tą kaladėlį. Ir įgrūdau tą aliumininio troso vieną siūlą. Dabar šitą dėžutę stovi taip, kad netrukdytų man rėmai daryti. Jau aš turbūt tokiu pačiu būdu kabinsiu laidą, užteks, matau, čia įsiskaitliu, kad tos laidas eina. Atitrauksiu jau ant karkaso išorės, kad galėtų vatų užputinėti. Tai toks darbelis buvo vakar. Nedidelis atrodo, bet vis tiek porą valandų aš čia baisu, nutrenks, nenutrenks. Laidas tai naujas, keistas buvo, tai daugiau šansų, kad nenutrenks. Šitą pusę aš esu labai patenkintas, nes, gavos kaip niekad lygiai man, nes man taip lygiai nesigaudavo. Langų nišos taip, patarė meistrai pridėti, sutapo nuomonės, daug kas taip atsakė, pridėti po 1,5 centimetro prie kiekvieno krašto. Jeigu langas yra 90, tai niša 9,3, jeigu aukštis 1,20 m, tai niša 1,23. Prie durų irgi tą patį padariau, dėl aukščio durų dar nesusitikinęs. Dar reiks perklausti iš tikrųjų, kaip ten su to palanginiu profiliu. Girdėjau, 3 cm yra tas palanginis profilis, bet jisai jau, matysim, pirmadienį užsakinėsiu langus, sužinosim. Bet wow, laikas. Čia 3 dienos darbo ir kitą pusę pradėjau ruoštis. Su ta elektra dar pažaidžiu. Buvo labai karšta, tai dar miegojau porą valandų. Taip, vienas žmogus gali padaryti. Tiesa, yra čia dar susidūriau su neaiškumu. Kaip užbaigti tą karkasą viršuje, nes viršuje patys matot.
ir murlotas, ir gegnės, ir taip išsprendžiau šitą klausimą. Tokia unikali detalė prie murloto glaudžiasi ir yra palei siūlą gaunasi. Tai darau va šitaip, paimu 50 brūsą, atsipjaunu atstumą, kokio reikia, o pasidėjęs čianais su pieštuku. Pasižymiu čia ir gale. Ant stalo pasidėjęs nusipiešiu tiesią liniją per visą ilgį ir darau išilginį pjūvį. Ai, čia ta paklaida irgi, nežinau, galėtų ir pusę como plaukioti, bet man gaunasi porą milimetrų paklaida. Tai nežinau, kaip užbaigti, bet dabar labai džiaugiuosi, kad suradau. Bet tai kol nepastatytas karkasas, tai ir galvoji, aha, nežinai, kaip ten tas viršus atrodys, kaip ten jį pabaigti reikės, tai pradžią vertikalius susistačiau, tada perkaliau horizontaliais, jau viskas kai tvirtai stovi, tada ėmiausi viršaus. Tai reiks pasidaryti ir kitoj pusė analogiškai. Nes, kaip ta vata užsipurkš ir po to plevelė reiks prie kažko tvirtinti. Tai, man tai pasirodė geriausias būdas ir vėlgi labai gerai, nes mes nesirišam prie gegnio. Kai keisim stogą, mes čia nieko nelaužysim. Aš net prie murloto nesirišu, tai jeigu reikės stogą tą tvarkyti kažkada, o tikrai reikės po 10-15 metų, tai galėsime jį nukelti be didelių vargų, sienos liks sveikos. Rytinis susirinkimas vyksta. Įmečiau kombikormo. Tai čia tas, kas paviršių liko plaukioti smulkiosiam žuvytėm. Bet labai geras kampas. Va, saulė šiuo metu apšviečia. Čia jau didesnės susirinko. Nesaulažuvės, čia jau gal tiek karosiukai. Ateina, jaučiasi ir didesnės žuvelės. Jais pasimaitinti. Žodžiu, įmeti pašarą, ateina smulkios, o smulkių ateina didesnės. Tokia va atranka vyksta.